Sveiki, mėlyjeji, Dievo numylėtiniai. Kai Adomas ir Ieva nusidėjo, Dievas atėjo pas juos ir pasakė žodžius, kurie buvo programo jų protose. Žodžius, kad jie prakeikti žemėje, kurie dirbs, kad jie prakaitų užsidirbs, kad sunkiai bus, kad moterį trauks prie vyro, o jisai nebus arti prie jos prisirišęs. Pasakė visus žodžius, kurie buvo prakeikimas. Ir taip jų pasąmonėje liko programa. Ir ta programa juos vedė. Bet kai žmogus atgimė iš aukšto, priėmė Jėzų Kristų į savo gyvenimą, jam priklauso visi palaiminimai. Ir Dievas kalba per savo žodį: palaimintas tu būsi lauke, palaimintas tu būsi visur, kur tu eisi, palaimintas tavo įsčio vaisius. Vien tik tai palaiminimai. Laiminti laiminsiu tave. Ir jeigu mes šitą programą įsidedame į save, jei mes išpažįstame, matome tai, tikime tuo, kalbame tai kiekvieną dieną, šitą programą mūsų veikia. Ne kažkas kitas, bet programa, kuri yra mumise, mus veda į tai, ką Dievas nori, kad žmogus turėtų. Labai svarbu kalbėti Dievo žodį, teigiamą, kuris yra apie mus savo, balsu kalbėti kiekvieną dieną. Galvoti apie tai ir matyti. Jei Dievas pasakė laiminti, laiminsiu tave, reiškia, aš turiu galvoti, aš esu laiminti, palaiminta esu aš. Dievas pasakė pirmiausia žodžius: laiminti, palaiminsiu tave. Tai reiškia, tuos žodžius ir mes pirmus, kuriuos sakė Dievas, juos mes taip pat ir sakom savo. Ne aš esu palaiminta, bet laiminti, palaiminta esu aš. Tai, kaip eina Biblijos žodžiai, taip mes juos turime ir sakyti. Ir kada mes tais, jeigu moteris neturi sutuoktinio, jinai sako: esu ištekėjusi esu. Visa, ko mes norime, sakome savo, kad jau turime. Ir jaučiame tai, jaučiamės linksmai, jaučiamės laimingi.